Taigi, sveiki visi, čia Matasas Gaming ir šiandien žaisime Terrariją. Tai kas nežino, tai yra toks labai įdomus žaidimas, aš jį nuolat žaidžiu, taigi siūlau jį pasibandyti patiems. Pradėsime su single player'į ir susikurdami naują čerterį. Taigi, plaukai iš pradžių. Manau, dabar va čia paieškosim. O, šitie visai nebūtų. Užsidėsiu žalius. Akis ir odą paliksim, aš tik tais drabužius dar pakeisiu. Tarkim, bus gerai. Irgi gerai. Viskas mėlynai išeina. Nu gerai. Batus irgi paliksiu. Ir dabar stilių. Užsidėsiu šitą su apsiaustu, žiauriai gražiai atrodo. Tai susikuriam. Pavadinimas bus Matasas. Ir taigi aš bandysiu statyti kiek įmanoma gražiau šitam let's play'e. Taigi, dabar susikursime pasaulį. Aš imsiu gal... Nežinau, kokį čia man imti. Imame large ir normal. Aš padarysiu ir expert let's play, tai nebijokit. Gerai, tai vadinsim pasaulis 1. Gerai. Tai gerai. Dabar mums kuria ir mes dabar palauksim. Aš manau iškirsiu, tai sutiksime, kai baigs kurti. Taigi, kaip matėte, mums sukūrė, taigi aš jį padarysiu favorite ir pradėkime žaisti. Taigi, pradėsime nuskirsdami biškutį medžio ir pasistatydami namuką. Tai va. Kaip matėte, aš paspaudę escape galite įeiti į šitą inventorių savo. Matė, mums šiandien jau iš karto duoda kažką pasigaminti. Tai gerai, aš dabar biškį pakirsiu daugiau medžio. Kas nežinot, kaip tai padaryti, tai paspauskite Ctrl ir jums įsijungs smart kursorius. Taip, ir... Vien žodžiu, kirs viską, kas tampa su tuo įrankiu. Su ginklais jisai neveikia. Taigi, matė biškį pasikirto medžio. Aš pakirsiu dar biškį daugiau, nes medžio niekada nebūna per daug. Nesvarbu, kiek jūs jo prisikertat, jo visą laiką kažkaip pritrūksta. Tai aš pabandysiu daug jo prisirinkti. Tai va. Tikriausiai statysiu... Nors ne, žinot ką, aš eisiu apnaršysiu biškį. Gal surasim kokią gražią vietelę namukai pastatyti. Tai va, čia yra tik tais paprastas ginklas, Copper Swordas. Šitos dalykus jūs gaunate vos tik pradedate, vos tik susikūrėte žmogeliuką. O, čia dideli medžiai. Aš dar biškį šitų pakirsiu. Va, kaip matėte, mane jau slaimą užsipuolinėja. Matėte, jeigu čia būtų expert modas, tai jie man galėtų lengvai įkirsti. Jiems būtų daugiau gyvybių ir jie darytų daugiau damage. Taigi, aš juos va... O, čia visai neblogas ežerėlis, manau. Taigi, šitie slaimai dropina gėlį. Leiskit, kad nieko nematot. Šitie slaimai dropina gėlį ir tas gėlis galima su juo daug ką padaryti. Pavyzdžiui, torčius va pasirinti. Dar vienas slaimas užsipuolė. Tai gerai, aš to įnugalabysiu. Ir, kaip matėte, čia yra ironas.
Iš jo bus galima pasidaryti, čia iron ore, iš jo bus galima pasidaryti iron bar ir tada galėsim pasidaryti visokius geresnius kardus, aišku, kurie maždaug sukami, juos taip, nežinau kaip čia pasakyti, jie bus taip kaip pikeksas, nes šitas tiesiog duria taip. Gerai, pasikasiu biškį akmens. Ir čia yra kažkoks toks mažas kalnelis su tokia skraidančia salelė. Gerai. Taigi, pažiūrėkim, kas čia yra. O, biškį dar ironą radau. Taigi, aš jo pakasiu. Ir biškį nusileisi čia pažiūrėti. O čia gero bus. O, matote, jau skrinę radome. Ir joje buvo 10 iron barų. Neblogai. Visai. O, dar ironų yra. Va, dabar pats metas spausti Ctrl ir parodyti jums, kaip veikia tas smart kursorius ant pikekso. Tai gerai, matote dar vieną skrinę. Spaudžiu loot all, kad viską paimtų. Ir va, gavome guarding climbing claws. Užsidedam. Ir dabar mes galėsim taip biškį laipę sieną. Matote, čia gan gilus. Gerai. Kandosiu recall potioną ir grįšiu. Matote, gavom airbagą, bet aš jo dabar netidarinėsiu, nes jisai užims tik tais daugiau vietos inventoriui. Matote, labai gražiai dabar atrodome, su spygliuotomis rankomis. Dėl šito. Tai aš einu dar čia panapšysiu. Dar vienas Golly Glow Pipe. 10. Ai, tol reiks spausti. 5. Tai čia toks labai retas monstras. Toks slaimas labai retas. Ir mums šiaip labai pasisekė, kad mes jį radom geimo pradžioje. Laukit. Štai va dabar čia pasidarau crafting benchą. Ir greitai kardą pasidarysiu medinį, nes jisai geresnis negu tas varinis durklas. Matote, jisai kaip pikeksas veikia. Jūs galite jį taip sukti, nežinau ką pasakyti. Ir šitas gauna labai daug knockbacko, tai jūs labai mušite atgal. Pabandysime jį užmušti. Taigi, pastebėjote, kad čia yra silver coinsai visokie. Tai čia pinigai, jis galima bus atsiskaitinėti, kai ateis daugiau tokių kaip tas gidas. Čia tas žmogus, kuris atsirado šalia manęs. Tai va, išdropinam vieną auksinį. O vienas auksinis yra 100 sidabrinių. Tai gerai. Matote, radome žiemą. Bumerangas. Tai godliai rimtai. Tai gerai. Dar biškį nusileisiu čia. Dar vieną skrinę. Dar vienas aksesuaras. Tai gerai, aš panaudosiu dar vieną šitą potioną. Jisai jūs namo parneša į jūsų spamą. O, šitas dalykas. Gerai. Matė, radom čia kažkokius dalykus. Paskui paaiškinsiu, kas jie. Tai... Jo, va, matote, dar geležies radome. Ir mane slaimas užpuldinėja. Gerai. Matote, tenai kažkas šviečia. Tai tenai tikriausiai yra kokia medūza. Ir
medūza ir jinai šviečia tiesiog tamsoje. Tai reiškia, kad yra vandens telkinys. Gerai. Dar biškį paeksplorinsiu ir... Va, matėm medūzą. Visai įdomu šiaip. Žinau, kad netaupo šitų deglų, bet mes jų turim, tai neturėtų jų labai trūkti. Dar gėlio turim, tai galėsime pasakyti. Taigi, panaudokim bumerangą. Kaip matote, čia yra kitoks slaimas, čia ledinis. Ir čia yra toks žiauriai smagus biomas, bet aš nešokinėsiu ant jo, nes jeigu nušoksit, visas šitas dužnės paėmės ir jūs galite nuo fall damage, tai labai rizikingai. O, aš aišku skęstu, bet darysim tokią angą ir galėsime pakvėpuoti. O! Taigi čia yra toksai namelis. Tų namelių yra pilna pasaulyje, jų pridėliota yra visur. Ir mes jį galime užeiti. Ir pasimsime statulas. Ir čia yra skrinė. Tokiuose nameliuose dažnai skrinės turi gerų dalykų. Kaip pasiseka, Wizardino botų. Reikia lūtos spausti. Taigi, manau, visai neblogas startas. Ir laukit, šitą slaimą užmušiu. Gerai, čia nieko nėra. Tai aš nežinau, ką man daryti, bet gal man... Aš eisiu, kol baigsis urvas. Ir tada sugrįšiu namo. Taigi, šitas daro, kad jūs galite taip double jump padaryti. Reikia tiesiog 2 kartus tarpą paspausti. Ir atsiprašau, jeigu mano klaviatūra labai jums girdisi, nes tokia yra labai garsi. Atleiskite, kad daug nekalbu, aš tiesiog labai susikopęs. Taigi, dabar mes galime nemirti nuo fall damage, nes turime šį. Naudoti jį prieš nukreipti. Man tai čia yra tokia kristalinė širdutė. Tai aš ją paimsiu ir panaudosiu. Dabar pas mus 20 life'ų prisidėjo. Tai šitos širdutės padidina jūsų maksimalią life'ą 20 ir maksimaliai su šitom širdutė galima pasidaryti net iki 400 gyvybių. Paskui tenai toliau galima iki 500, bet tenai jau labai sudėtinga, tai parodysiu jums vėliau. O dabar dar biškį pasikasinėsim. Taigi, iš tikrųjų gal pradžiai reikėjo ne eiti keliauti, o pasistatyti namelį, bet kadangi jau išėjom, tai radome visai neblogų dalykų. Tai manau, gal biškį čia pabūsim. O ne. Čia yra toks granito biomas. Ir prie jo atsiranda šitie. O, šitas daug daugiau. Damage daro. Va, radome detonatorių. Jeigu aš ant vato užlipsiu
Čia viskas sprogs, nes šiandien yra dinamitas padėtas. Tai mes to nenorim, nes mes tada mirsim. Padaro apie 300 damage, mes dar tiek gyvybių neturim, tai tad tankint negalima. Tai iškasiu šitą tausiną. Taigi visai nebloga pradžia. Aišku, kai grįšim, mums bus naktis ir mūsų užpuls zombiai. Diena ir naktis trunka apie 10 minučių. Ar 12. Tiksliai nežinau. Tad kažkur panašiai. Taigi. Tai jo, aš manau, gal jau reiktų grįžti. Taigi, šitam žaidimai yra labai svarbi sėkmė. Pavyzdžiui, mums tai pasisekė, mes gavome tą šitą Blizzardina batų, tai dabar galime double jump. Ir randame gražius, gerus keibus. Taigi, visai nebloga pradžia. Ką jūs manot? O, ateina Flinksas. Apnaršykim biškį. Va, spigliuotas slaimas. Tai... O, dar vienas šitas. Taigi, aš manau, aš naudoju šitą paušną ir grįžtu. Panaudoju šitą. Ir va, visai neblogai gavosi. Tai va, kaip matote, naktis ir mes be namelio. Jeigu jūs žaisit, aš patariu jums statytis namelį ir tik tada eiti eksplorinti viską, nes be namelio labai sunku išgyventi. Ne, pala, ne čia noriu statyti. Taigi, va, matote, jau atkeliauja vienas zombis. Mums tai nieko gero yra, bet mes panaudosime šitą savo pipe'ą ir jį užmušime. Kaip matėte, yra pilnas mėnulis, tai visai neblogai. Aš tai mėgstu namelius statyti gražioj vietoj. Tai kad man bet koks namas neįtiks, man būtinai reikia gražaus. Tai aš manau, gal dabar pasistatysim šiaip tiesiog laikiną būstą. O, atskrenda demonai. Taigi, dabar mes jau užmušim ir tęsim savo statybą. Manau, epizodą baigsiu, kai patikės saulė ir viskas tada. Tai gerai. Statysime namelį. Aišku, bandysime pastatyti šitą laikiną būstą gražiai. Tiesiog šiukšlyne negyvensime. Gerai. Aš dabar va tokį pradinį būstą pastatysiu. Paskui galėsim gal patobulinti. Dėsime va savo workbench'ą padėtumą.
Va, kur tie paprasti dėdui. Tai gerai. Einu laužavietę padėsiu kur nors. Va. Žinai, va. Visai neblogai atrodo šiaip. Tai. Va. Taigi. Ar aš negalėčiau pasistatyti tiesiog paprasto namo? Labai paprasto. Tiesiog žiauriai mažo ir panašiai. Na ne, nes matė šitas, aš noriu jį čia apgyvendinti. Ir kai jisai ateis, jisai tada galės čia apsigyventi ir mums padėti. Čia tokių kaip jisai, vadinami NPCs, yra labai daug ir mūsų tikslas ir vienas iš tikslų yra surinkti juos visus. O mums dar iki to labai daug. Tai va, dabar mes galime jį pakviesti čionai. Ir kaip jisai užlips, visų pirma, tiesiog reikia, ne visų pirma, tiesiog atsitraukti nuo tenai, kad mes nematytumėm, kas tenai vyksta, ir jisai atsiteleportuoja. Čionai visi monstrai atsirandinėja jums už ekraną. Tai tad galite nebijoti, jeigu pastatėte kokį namelį ir apstatėte sienomis iš visų pusių, kur tik ekranas matos. Kas tokius stato? Tai gerai. Manau, čia gal užteks pradžiai ir labai ačiū, kad žiūrėjot. Palikit laiką, jeigu labai patiko ir subscribinkit, nes man tikrai reikia tos paramos ir nes čia vis dėlto mano pirmas video, tai ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero.